Čia jūs ištraukėte iš vieno interviu. Aš čia kalbėjau apie tai, kad mes daug žinome apie karvedžius, apie visokias pergalės, istorinius kažkokius tai įvykius, o kas buvo tie žmonės, kurie iš lūpų lūpas perduodavo tas galbūt, nežinau, prasmes, prisirišimas, meilė, švelnumas, draugystė. Gal tai yra ne vien tik tai žodžiai, gal tai yra šis tas daugiau, gal tai tie dalykai, ant kurio ir laikosi pasaulis, turbūt taip. Mes daug žinom apie Hitlerį, Staliną, Napoleoną, apie Einšteiną, apie Sacharovą, apie ten Mozartą, Bethoveną, bet čia prie tos progos, pasakyti, jeigu jungiant su visais apdovanojimais, niekas taip nenusipelno nacionalinės premijos, kaip paprastas žmogus, gyvenantis iš minimumo, kuris stengiasi išgyventi, auklėti, mokyti vaikus, stengiasi nedegraduoti, neprasigerti, nepalikti Lietuvos. Vat šitas žmogus tikrai vertas ir paminklo, ir nacionalinės premijos. O tokių žmonių dar yra ir ačiū Dievui yra. Jie meluoja, jisai tiki, jisai balsuoja ir vis laik nepataiko. Tai vat aš galbūt, čia ir būtų atsakymas į tą jūsų klausimą, kad yra gražių dalykų dar gyvenime. Yra, bet jie yra sparčiai naikinami, nyksta, bet kol bus dar tokių dorų, paprastų ir žodžių, ir būsenų, pareigos jausmo, atsakomybės, doro darbo, kilnumo, jautrumo, tai dar gal duos Dievas, pasaulio pabaiga dar neteis greitai. Ar įmanoma pataikyti balsuojant? Sako, šiais laikais nesvarbu, už ką tu balsuoji. Viskas ten taip susimakaluoja, kad laimė tie visą laiką, kuriem reikia laimėti tuo metu. Pats žaviausias dalykas yra tas paprastas žmogus, ar ne? Na, galų galia kiekvienam žmogui gyventi pagal tas sąžinės principus yra taip gera, ar ne? Kodėlgi negali atsirasti žmonių, kurie tenai, būdami aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, pabandytų vadovautis tik sąžinė, o ne kažkokiais interesais? Aš net manau, kad ne viskas priklauso nuo tų, kurie yra valdžioje. Jie irgi labai yra priklausomi. Ir yra labai menki, iš esmės. Čia galbūt reikia, kaip sakyti, labai naiviam, kad viena ar kita persona, ar viena kita pavardė čia kalta dėl kažko, tai ar išgelbės valstybę, ar ten. Taip, yra stiprių asmenybių, reikia jų, bet vis tik tai man atrodo, kad pasaulis yra didelis lėlės teatras. Ir tie, kurie valdo, visada lieka šešėlyje, užkulisiuose. O mes esam ir tie lėlės, ir žiūrovai, kurie patys savo paplojam ir patys pavaidinam. Čia dėja, man atrodo, tokia, nežinau, nei juoktis, nei verkti. Bet tiesos galbūt tame ir aš vis, kuo labiau gyvenu, tai tuo labiau įsitikinu, kad vis tik tai nėra nevaldomų dalykų. Yra vis tik tai kažkokia tai žmonių grupė ar jėga, šaltas, piktas protas, kurie apsiskelbė dievais žemė ir jie veda mus. Kartais būtų galima pasijus kaip kokiam paukščių kombinato gyventojui, kurio gyvenimas jau yra nulemtas. Bet vis tik tai, jeigu tu nors vidiniai kažkiek priešinėsi, suvoki, kad yra ir kitų dalykų dar. Man atrodo, vis tik tai gyvenimą reiktų žiūrėti kaip į pasaką šiek tiek. Kad vis tik tai gėris laimi. Ir gėris nugalės. Galbūt ne viskas matoma dabar ir čia. Galbūt tas blogis yra toksai pagaulesnis, jis labiau matomas, jis stipresnis. Bet vis tiek, kaip sakė poetas Šimkus, gamta kažkuo atlygins. Ir kartais nežinai, kas tavim vyksta, kodėl vienam kažkaip tai po kiek kitas gimsta su kažkokiu prakeiksmu, o kitam kažkas tai liktai ir padeda iš anksčiau turbūt. Nežinau, taip kad, man atrodo, visa, kas gera, neprapuola, tiesiog reikia būti stipriam, nebūtinai pasikliauti tuo, ką mums bruka žiniasklaida, ką rašo, ką kalba, ką bando mums įteikti. Reikia turėti ir savo galvą, stengtis domėtis, tada būsi stipresnis.